Sveiki, mėlyjeji. Ką tik tai pasižiūrėjau orų prognozę ir pasidarė iš tikrųjų liūdna. Pasirodo, vasara kaip jau ir baigėsi. Aš nežinau, kaip Lietuvoje, kaip Anglijoje, bet pas mumis Švedijoje ateina šalčiai. Iš tikrųjų šalčiai už tai, kad žada dabar jau ir 14 laipsnių dienomis, naktį 7 laipsniai, tai vos ne lapkričio mėnesio temperatūros ateina. Na taigi ateina kaip ir vasarai galas. O jeigu ateina vasarai galas, tai mėlėjai, reikia jau susirūpinti savo sveikata, todėl kad, būkime biedni, nebūkime biedni, bet būkime teisingi ir pripažinkime, kad ypatingai vyrai, ošiame mes šią vasarą, ošiame ir šiek tiek nelabai sveiką gyvenimo būdą vedėme ir kilogramiukų priaugome. Aš asmeniškai priaugau 2 kilogramus. Jo, prisipažįstu, buvau numetęs iki 83 kg, dabar sveriu 85, 2 kilogramiukus padauginau. Taigi ateina laikas vėl sėsti į įprastą gyvenimo būdą, į tą sveiką gyvenimo būdą ir valytis organizmą, pradėti nuo organizmo valymosi. Ir kaip sakiau, jeigu mes būsime turtingi ir dar būsime sąžiningi, tai pripažinsime, kad vyrai mėlėjai, juk kilnojame bokalus šalto ir šilto alaus ir ne tik tai, ir taurelės pakilnojame ir biškelį leidome savo atsipalaiduoti daugiau negu vertėtų, ir šašlyką kepėme, ir kartais jo nedakepėme, valgėme tokį pužalį ir ant žemės jis mums nukrito ir mes jį pakėlėm, nuputėm ir valgėme jį nuo žemės ir gurkštelėjom kokio tai ežero vandens netyčia ir su to vandenuku į mūsų žarnyną papuolė kažkokie tai parazitai, kurie dabar, kaip jūs galvojat, ką jie ten veikia? Jie tenais dabar dauginasi, jiems ten gera gyventi ir laukia to šaltojo sezono, kada pagaus kažkokį tai draugelį virusą ir subujuos didžiulė lyga. Tai kad tam išvengti, štai mano rankose jau įprasta čiaga. Ir šiais metais, kaip jau ir pernai buvo tokia arbata, jinai dabar yra su usnėjos dasapoga, tai dabar už mano nugaros pilna visokių vaistažolių, kurių aš šiemet pririnkau ir pasiruošęs dalinti su jumis. Taigi reikėtų biškelį kepenims susirūpinti, ne? Taigi jeigu nepirksite, eisite į mišką, prisirinksite čiagos ir pasidarysite tokį kokteilį su pienės šaknimi, varnalėša ar dar kažkuo tai ir kartu su čiaga gersite, tai jūsų kepenys jums pasakys ačiū. O dar galite rinksus paglostyti, nes daug skysčių jam reikėjo perdirbti. Tai todėl į čiagą galima įsidėti ir vingiorykštės, kuri pagyvins ne tik tai skonį, nes vingiorykštė, tarp kitko, labai yra skani, bet dar ir pagyvins jūsų šlapimtakius ir inkstus. Ir vėlgi nuo širdies turiu visokių kraujagyslių, ir nuo kraujagyslių turiu, ir nuo cholesterolio, visokių vaistažolių aš esu pririnkęs. Ir kodėl aš siūlau gerti būtent tai su čiaga? Todėl, kad čiaga, kaip jau mes žinome, čiaga yra unikalus grybas. Aš galvoju, kad tai yra tiesiog kažkokia tai panacėja. Su čiagos grybu niekas negali susilyginti jos antioksidantų kiekiu ir geba valyti žarnyną ir stiprinti imunitetą. O jūs kaip žinote, kad visos ligos, tai ir kaip jau ir sakiau, gimsta ir prasideda būtent žarnyne. Taigi čiaga valo žarnyną nuo visų parazitų ir stiprina jūsų imunitetą. O jeigu į tą arbatą įmaišysite, kaip jau ir minėjau, kad ir gudobelės, tai ne tik tai kelsite savo organizmo imunitetą ir valysite žarnyną, bet dar sustiprinsite ir širdį. O jeigu įmaišysite, kaip ir sakiau, pienės, ar tai varnalėšos, ar vingiorykštės, ar dar kažko tai, ko aš turiu dabar, reikėtų vardinti tiesiog, tai jūs išgydysite ir savo kažkokį tai pažeistą organą. O bendroji, kaip pasakyti, užstrigau biškelį. Kartais tai būna. Todėl padarysiu pauzę. Tai va, o bendrame paveiksle, tai bet kokiu atveju mes grįšime į tą ritmą, kada valysime ir stiprinsime organizmą ir metai bėgs, o mes nesensime.
Seniai kalbėjau šitą sveikatingumo temą, tiesiog jau atpratau, pavadinimus pamiršau, nes šią vasarą tai aš kaip ir normalus žmogus, aš bėgiojau į jūrą, taip pat šašlykus kepiau, ir alų gėriau, ir su laivais plaukėjau. Taip, be abejo, rinkau vaistažolės, bet tiesiog negalvojau, kad aš darysiu tą tematiką video. Ir va taip, va, kaip perkūnas iš grėdo ar dangaus iškrito tai, kad bam, ir atėjo ruduo, ir laikas jau susirūpinti sveikata. Nes kada mes mirsime, sveikata rūpintis nereikia, rūpintis ją reikia dabar. Nes aš jau kaip ir sakiau, jums daug kartų pakartosiu dar kartą, niekam žmonės, niekam nerūpi jūsų sveikata ir niekas ją nepasirūpins išskyrus, kad jūs pačius. Nes jūsų sveikata tai yra tik tai jūsų asmeninis reikalas. Na, ne vien tik tai jūsų, dar jūsų vaikų, jūsų šeimos, jūsų žmonos, nes ne viena žmona tikrai nenori šalia savęs turėti sugriuvusio kelmo ir vaikai nenori turėti tėčio ir dėduko, kuris jau toksai kriošina ir to jau reikės pampersus keisti. Taigi, būkime jauni, būkime turtingi, būkime sveiki, būkime išmintingi ir svarbiausia, būkime laimingi. Taigi, uždarykime vieną puslapį, atidenkime rudens puslapį, nes ruduo taip pat turi savo spalvas ir viskas mūsų gyvenime bus gerai. Svarbiausia, nusiteikite pozityviai. O tam reikalui, kas turite kažkokią tai depresiją, tai irgi vaistų yra. Aš paruošęs daug jonažolės. O jonažolė, kaip žinia, tai jinai yra natūralus antidepresantas, kuris padidina, skatina organizmą išsiskirti dopaminui ir serotonino hormonam, kas yra kaifo, laimės hormonas. Tai vat gerdami jonažolę jūs valysite ir kraują, bet kartu ir pajausite šiokį tokį kaifelį, ne kaip narkotikų, tiesiog jūsų daugiau nebekamuos blogosios mintis. Taipgi visa jėga ir visi vaistai slypi gamtoje ir viskas yra gamtoje. Gamtoje yra tiek, ko nėra ne vienoje vaistinėje. Taigi padarykime taip, kad ant mūsų stalo būtų ne tik vaistai, o būtų maistas, kuris ir yra vaistai. Na, žodžiu, priešnekėjau čia visokių dalykų, bet sugrįžkime į sveiką gyvenimo būdą. O laivų taip pat bus, niekas nesikeičia. Tiesiog dabar daugiau pradėsiu šnekėti gal šiek tiek apie sveikatą, todėl kad šiek tiek šitą reikalą buvome apleidę, o tai buvo normalu, juk tai buvo vasara ir atsipalaiduoti, žinokite, taip pat reikia, nes fanatizmas, jeigu užsimsi fanatiškai nevalgyti nieko kenksmingo nedaryti ir vien tik tai galvosi apie savo sveikatą, tai tau tiesiog nuvažiuos stogelis. Taigi vasarą iš tikrųjų galima atsipalaiduoti ir reikia atsipalaiduoti, nes tai nuramina ir nervus, ir pagerina savijautą ir viskas yra gerai. Tik tai reikia laiku sustoti, nes juk mes visi žinome, viskas sveika, kas turi saiką. Taigi, mielieji, vasara išeina, bet gyvenimas tęsiasi. Iki.